Jo, ir kalbant apie prancūzų apskritai šitą rinktinę, nu, tai tikrai teko ten irgi žiūrėti, net ir patys prancūzai, ir ten 98 metų čempionai sako, kad nu, čia turbūt yra talentingiausia prancūzų rinktinė ever apskritai, ir nu, šita komanda nukeliauja 3 kartą į pusfinalį, tai tą yra pavykę padaryti tik tai Vokietijos komandai, buvo jinai pasiekusi net 4 pusfinalius iš eilės nuo 2002 iki 2014, tada yra tekę Brazilams nuo 94 iki 2002, tai ir finalus irgi 3 yra pasiekę būtent ta Brazilų komanda, ir vokiečių irgi nuo 82 iki 90, tai čia yra praktiškai 3 kartas, kai gali įvykti toks dalykas, kai tu 3 finaluose iš eilės žaidi, 3 pusfinalius irgi tas jau yra įvykę. Spūdinga, Didierė Šamas taps kitose rungtynėse, jau akivaizdu, kad irgi rekordininkų 26 ir 27 mačą sužais su juo vadovaujama rinktinė, tiek irgi mačų nėra joks treneris vadovavęs. Nu, tai atrodo viskas tiesiog fantastiškai dėliojasi šitai komandai.